Šiandien pas mus svečiuose Marius. Mariui yra beveik 2 mėnesiai. Taip, neužilgo bus. Taip, ir mes šiandien pažiūrėsim, ką mūsų Marius moka, ką išmoko. Duosim patarimų mamai, kaip toliau tobulėti. Taip, dabar norėtumėm, kad Marius truputėlį pažiūrėtų, ką mes čia rodom. Mariau. Užfiksavo. Ir po truputį mums reikia pavarstyti iš šono. Va. Užfiksavo. Ir kitą šoną. Va taip, va. Nu va, kaip moka gražiai. Va taip. Va taip, labai gražiai guli. Taip kaip priklauso 2 mėnesiukų. Pakelia galvą, žemė dilbiais. Paragauja kumščius. Va taip. Sustatyti siauriau truputėlį alkūnės ant dilbių. Va, dabar labai gražiai. Šitą reikėtų prieš kiekvieną maitinimą, jeigu išeina, ant to pilvo pasigulėti. Kuo jis labiau bus pripratęs ant pilvo, tuo greičiau sustiprės pilvo presas. Įvairių faktūrų. Ir rankytę pradžią. Link 3 mėnesių rodom per viduriuką. Taip, jo. Ir į vieną delniuką, taip, ir į kitą. Neįduodam į ranką, bet abi. Ir tada link burnytės. Va taip, va šitaip. Prilaikom, nes jis gali paleisti, prilaikom, kad jis suvoktų, kad reikia su abiem rankom laikyti. Taip, ir link burnytės. Bet įvairių faktūrų, va, sakykime, kaip šiuo atveju, turi būti apvalus, kad būtų patogu. Taip. Nu, va, kaip šauniai, taip. Jis, aišku, paleido, jis ten jeigu pažaidėt, paskui numes tą žaisliuką, dar ir ankstėjam su tai žaisliukais, bet po truputį treniruojate. Va, visokie tokie. Va, vėlgi. Vieną ranką, jisai kaip išskiestas rankytės. Kitą ranką, nykštis, va. Ir link burnytės, abi. Va, taip, va šitą, va. Palaikom, va, kaip jisai gražiai. Va, čia kažkur įvairuoti, va. Va, kaip gražiai. Va. Visi tinka, sakykime, čia ant tie lavinamieji, kad čia kaba, jis biškai pradės mosiukuotis. Esmė yra fiksacija, kad jis užfiksuotų ir bandytų paskui pataikyti. Va, čia labai gražiai, jisai tvarkingai, va. Tik jisai turi pamatyti, ką jisai turi. Va. Truputį galim pakelti netgi galvą jam. Jo, pajudinu galvą truputį, taip. Jo.